Toliau dar tęsiu savo senų vaikystės laikų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar metas prisiminti tai, koks kadaise buvo tas momentas, kada aš gavau 1998 m. sausio mėnesio žurnalo Genys numerį. O buvo tada jau pats mėnesio vidurys, bet ne po 19, tos kaip kad įprastai anksčiau sausiais būdavo. Sutikau jau net 5 naujus metus iš eilės, kaip aš ištisai skaitau Genį, bet tuo metu tikrai dar nežinojau to, kad tai bus jau patys paskutiniai mano žurnalo prenumeravimo metai. Pats žurnalo gavimo momentas ir vėl įvyko tokią pat šaltą ir apniukusią sausio dieną, berods, jį lyg ir vėl su spauda namo parnešė iš pašto dėžutės mano mama. Deja, teko man tada pripažinti, kad šis Genio numeris buvo jau daug mažiau įdomus nei ankstesnysis, aišku, žurnale be įprasto jo priedo, galvosūkių ir kitų skyrelių buvo tuomet ir vėl visai smagaus skaitimo, apie TV laidos, dviračio šou vedėją Vytautą Šerėną, apie automobilį Audi Al ir apie Vilniuje įvykusi žurnalo konkurso Pėdsekis dalyvių susitikimą su redakcijos darbuotojais. Ten pat startavo ir naujas šiųmetis Pėdsekio konkursas su naujais savo klausimais. Vienam iš tų klausimų atsakymo bandžiau ieškoti ir aš, tai buvau vieną kartą daręs net ir savojoje Salamiesčio mokykloje, per gimtosios kalbos pamoką. Nusinešęs į mokyklą naująjį žurnalo numerį, aš tada varčiau savo jį klasėje ir drįsau savo lituanistei mokytojai Aldonai užduoti klausimą iš žurnalo, kas yra pseudonimas, atsakymą iš mokytojos iškart gavau. Bet užtat kitko nebeatsimenu, paskui aš siunčiu atsakymus į šituos klausimus Genio redakcijon, ar ne? O tas mėnuo man svarbus yra dar ir dėl to, kad pradėjau savo draugystę su rajoninio laikraščio priedu vaikams Kupkinukas. 1998 m. sausis.